Kviečiame į diskusiją apie savanorystę šiame projekte generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktorių Richardą Žilaitį. Lietuvos moksleivių asociacijos prezidentą Martyną Dikšaitį. Ir švietimo, mokslo ir sporto viceministrą Joną Petkevičių. Čiupkite mikrofonus. Tai, Richardai, kaip tuos kadetus tai pavyksta išauklėti, kad be visų privalumų ir ta ramybė būtų kažkur netoli? Tai gal savo pavyzdžių pirmiausia. Tai gal pradėsiu nuo to, kad didelė yra pagarbaritai. Aš gal ją vadinu šių laikų dar aktorė, kur jinai spaudos draudimo laikus stengiasi kiekvienam pranešti tą žinią. Ir dabar jos dėka, mūsų iniciatyva, mes esame čia ir tie vaikai, kaip ir matėte ekrane, jie tikrai grįžta namo į Kauną, į kadetų licėjų ir tikrai dalinasi to geramu, kurį patyrė per tą abipusį ryšį su žmonėm, kuriem to reikia. Nes ir kaip moteris labai teisingai pasakė, kartais tie artimieji neturi tiek kantrybės paaiškinti savam žmogui. O mūsų vaikai, stengiamės, kad jie nebijotų prisimti atsakomybės ir padėti galbūt šiandien prie ekrano, bet galbūt sustojime, paskui reikės kažkuriam tai pagalbos, tai aš matau, kad tai yra čia savanorystė, tai mums tolygų tarnystė į Lietuvai. Tiek. Ačiū Jums labai. Labai gražų žodžiai. O apskritai, kodėl nusprendė šis licėjus, kadetų licėjus prisijungti prie projekto? Tai mums savanorystė labai svarbus yra etapas mūsų ugdymo procese ir užpraeitais metais mes net turėjome žmogų, kuris buvo grinai užsiėmęs šitų projektų ir susidurdavome su įmonių, kurios teikėsi, kad jiem reikalinga yra pagalba. Pirmos dienos rezultato, tik su pirmos dienos atėjimu mūsų rezultato, kada mes norėdavome, kad eitume į metų planą įsitraukti, kad galėtume kartą per mėnesį, 2 kartus per mėnesį atvykti ir dažniausiai tos įmonės sakydavo to, kad sako, mes neturime tam tikrų žmonių, mes negalime tą dalyką. Tada mes patys pradėjome ieškoti, kur mes galime tą save ir tada mes sutikome Ritą. Ir viskas išspręsta. Lietuvos moksleivių asociacijos prezidentas Martynas Dikšaitis. Martynai, sveiki. Šiek tiek pataisymas. Aš esu Simas Vaukinas. Mūsų Martynas, prezidentas organizacijos, susirgo, tai šiuo metu aš jį pakeičiu. Kuo vardu jūs? Simas. Simas. Taip. Simai. Ir jūs taip pat esate iš Lietuvos moksleivių asociacijos, taip? Taip, aš esu valdybos narys, tai irgi kartu ir su Martynu veikiame ir tiesiog vienijame ir atstovaujame Lietuvos moksleivius. Labai gerai. Apie socialinės valandas pasikalbėkime. Aš mokyklą baigiau kiek seniau, jau prieš 5 metus. Ir mano laikais... Ne, kodėl jūs juokėtės? Netikėt, labai keista. Mano laikais socialinių valandų nebuvo, arba jeigu ir buvo, aš taip truputėlį gal ne iki galo pamenu. Kas yra tos socialinės valandos? Priminkit mums. Tai dabar socialinės valandos yra valandos, kurias turi užpildyti, eidamas į veiklas po pamokų, kur turi pasirašyti tam tikrą nesavybę, bet tiesiog instituciją, jog tu atlikai, tu nuėjai, pasavanoriavai, atlikai tą savo pareigą iš mokyklos pusės ir tu turi surinkti dabar apie 70 valandų. Žinau, kad vyresnėse klasėse kitur tie skaičiai keičiasi, bet šiuo metu yra tikrai sugriežtėjus ta visa sistema tų socialinių valandų ir mes irgi kaip sąjunga irgi žiūrim į skirtingas pusės, kaip galima ieškoti būdų būtų ar pakeisti tas valandas, ar jos yra tikrai būtinos ir panašiai, kaip jų tikslingumą užtikrinti. Nes socialinės valandos reiškia, kad tu nueini savanoriauti į nesvarbu, ar tai būtų pagalba seniorams, ar tai būtų su gyvūnais pagalba, ar tai tiesiog kultūros įstaiga kokia nors, bet faktas, kad tai yra svarbu, nes savanorystė, jinai ugdo pilietiškumą. Čia irgi kaip kalbam apie meilę tėvynei, tai mes žiūrim per tą aspektą, kad pilietiškumo ugdymas irgi ateina iš savanorystės ir taip pat turime ir pilietiškumo, pilietinių pagrindų pamokas ir jos dažnai lieka arba pamirštos, arba netaip rimtai jas yra žiūrima ir čia ateina socialinės valandos, kur jų sutvarkymas, kad jos būtų vykdomos tikslingai,
galėtų padėti tikrai kiekvienam moksleiviui. Ar ta savanorystė per socialinės valandas gali padėti jaunimui galbūt net ir savo tolimesnį kelią atrasti? Kažką pabandai savanoriauti šiandien tai ten ir ką gali žinot, gal tai nubrėžia tavo tolimesnį gyvenimo liniją? Tikrai taip, aš manau, kad aš pats irgi įsitraukiau į tą savanorystę Lietuvos moksleivių sąjungoje, dar kažkada tai gimnazijos pradžioj buvo ir jų yra įvairiausių formų, aš kaip ir minėjau. Ir dažnai irgi moksleiviai nuėję savanoriauti pamato, kad dažniau ne tai, kas jiems patinka, kas jiems nepatinka. Ir tai irgi, kaip tik irgi yra labai gerai ir labai smagu, kad tu gali atsirinkti ir pamatyti ir išbandyti ne darbo rinkoje kažkada tai ateityje nueiti ir pasirašyti sutartį pamatyti, ar tau tinka ar nepatinka tas rytis, o jau mokyklos, nesuolė, bet už mokyklos suolo nuėjus išbandant įvairiausias sritis ir dažnai tu gali nueiti savanoriauti ir į veterinarijos klinikas, kur galbūt tu stebėsi tik tai darbą iš šono, bet tu jau matysi, kas galbūt tave traukia, kas galbūt tave domina, arba kaip tik iš kitos pusės ne. Dar, kadangi Martino nėra, bet jūs esate Simai su mumis, kada iš tikrųjų tos socialinios valandos atitinka savo tikslingumą, savo iškeltą misiją, o kada tai yra, kaip čia pasakius, truputėlį bandoma prasmukti realiai nepasavanoriavus, paprašius, nežinau, tėčio pažįstamo įmonės, kad parašą kur nors uždėtų ir tiek. Aš galbūt irgi prisimenu dabar, kai atėjau tik tai į tą progimnaziją, kur nuo 5 klasės ir prasidėjo tos socialinės valandos, mums jas taip atmestinai pristatė mokykloje ir mes žinojom, kad ką mes turim padaryti, bet tos sritys, ką mes turim daryti, buvo labai plačios. Mes tiek galėjom nueiti į biblioteką, padėti galbūt bibliotekininkai sudėlioti knygas, tiek galbūt grįžus namo savo močiutei pagelbėti su tam tikrais dalykais ir jos tas parašas arba žinutės perdavimas jau užsiskaitydavo kaip socialinės valandos ir dabar mes jau to neturim, dabar jau moksleiviai turi tikrai eiti tikslingai į, pavyzdžiui, tarkim, kultūros centrą, ten jie atidirba, savanoriškai atidirba tas tam tikras valandas, gauna parašus ir tada jau galim vadinti, kad tai būtų tikslingos valandos, bet čia ir yra keliamas klausimas tas, nebūtinai, galbūt kartais nebūtinai tu turi eiti į instituciją tam tikrą ir gauti parašą, kad tavo socialinės valandos būtų tikslingos. Ta savanorystė, jinai gali būti reikšminga, jeigu tikrai tu galbūt buri savo draugus, gal atstovauji moksleivių nuomonę mokykloje ir panašiai. Tai irgi yra labai svarios socialinės valandos, už ką kartais nėra užskaitoma ir, pavyzdžiui, mokyklos administracija nepriima tos moksleivių socialinės veiklos, bet jinai tokia pat yra vertinga. Aš dar pateikčiau pavyzdį, aš pats baigiau tarpinio bakalaureato programą ir ten socialinių valandų nėra. Ten šioje tarpinėje programoje mes turim Creativity Activity Service kaip papildomus 3 privalomus dalykus po pamokų. Ir savanorystė čia įeina į service dalį, toks kaip patarnavimas kitiems. Ir man atrodo, galima irgi pasimokyti iš tos programos rautinės, kad čia šita savanorystės dalis, jinai neturi būti uždedamas parašas, nėra tikslaus valandų skaičiaus. Tai yra pasitelkiama, kad aišku yra koordinatorius, kuris žiūri, kad moksleiviai atliktų tuos savo pareigas, bet nėra varžoma ir nėra tos biurokratijos, kokia yra kartais kuriama moksleiviams netgi jau mokykloje. Taip, tai reikalauja daug pasitikėjimo iš moksleivių, bet tai skatina mus pažiūrėti į savanorystę, kad ji neturi būtinai būti nuėjau, padariau, ką paprašė ir išėjau. Tai skatina moksleiviai pažiūrėti iš tos pusės, kad kiekvienas pats galime kažką tai sugalvoti savo ir tai taip pat gali atitikti savanorystę ir tiesiog kažko tai pagelbėjimą kitiems. Jonai, jūs švietimo, mokslo ir sporto viceministras, kaip iš ministerijos atrodo galimybė moksleiviams savanoriauti, rinkti tas socialinės valandas ir dar ypač tose sferose, kai galbūt galime padėti seniorams, kalbant apie internetinį raštingumą, technologinės pažangas ir visą kitą? Manau, kad socialinė veikla, socialinė pilietinė veikla, savanorystė yra labai svarbus vienas iš mokinių ugdymo elementų. Mes kalbame apie bendruomeniškumą, pilietiškumą, empatiją, kartų bendradarbiavimas ir svarbu dar mokykloje ugdomų gebėjimus. Sakome, labai svarbu šiais laikais vaikams išugdyti komunikacinius gebėjimus. Tai atėję padėti seniorams, jie komunikacinius gebėjimus ugdosi.
mokydami kitus naudotis internetu, vėl labai puikiai išugdė savo informacinius, komunikacinius gebėjimus. Taip pat ir tai socialinis būtent gebėjimus išsiugdo. Ir svarbu dar yra, kad vaikai kartu pedagoginius, nes mes labai norim, kad pedagogo, tai gal mokydami, padėdami seniorams būtų ir pedagoginių gebėjimų įgytų. Kitas dalykas, kaip kalbėjome, taip, mokyklose yra privaloma socialinės pilietinės valandos veiklos, 3-4 gimnazijos klasėje 70 valandų per 2 metus, nuo 5 iki 10 yra 20 valandų per metus yra privalomai. Ir mes čia kalbame apie Vilnių, tarkim Kauną, kur daugiau yra galimybių, bet mes jeigu kalbame apie projektą, kuris vykdomas yra regionuose, rajonuose, tai vaikams tikrai labai yra, kur sunku susirinkti tas valandas, tada ir ieško, kur ten tėvelė, kad užrašys ar kažkas tokio. Tai tas projektas labai būtų gera paskata. Kitas dalykas, kalbant apie savanorystę, tai mokiniai, kurie turi savanorystės pažymėjimą, gauna, kad jie tikrai savanoriavo kažkurioje organizacijoje, kuri yra įsiforminusi, jie gauna papildomus balus stojant į aukštąsias mokyklas. O jeigu kalbant apie mediciną, tos savanorystės valandos yra labai svarbios. Tai ir kitose paklausiose profesijose yra labai svarbu. Tai reikėtų, kad šito projekto organizatorė įregistruotų tą projektą kaip savanoris priimančią organizaciją ir mokiniams, kurie ateitų padėti, galėtų toks pažymimas išduoti, dar labai paskatintų mokinius ateiti. Kitas dalykas, kalbant apie būtent šitą projektą vykdymą, turėkime omenyje, kad visi senjorai dažnai yra seneliai kažkokių tai modukų, kurie lanko mokyklas. Tai kalbant apie pasiekiamumą, tikrai jeigu šitą projektą labiau paskleisti per mokyklas ir mokyklos pakviestų, daro pagyvenusių žmonių dienas, tokius projektus su seneliais, kiek kviečia į mokyklą, jis priima, tai tuo pačiu pasinaudoti galimybę pakviesti tos senjorus į mokymus. Išmokyti yra gera platforma. Toliau labai kalbant apie savivaldybių labai svarba, jeigu mes norime kuo daugiau žmonių pasiekti, yra galimybės, kad savivaldybėse yra švietimo padaliniai ir dažnai jie būna sujungti švietimo ir kultūros. Vykdo projektą bibliotekos, kurios yra kultūros dalis, bet kartu dažnai būna padalinys su švietimu. Tai per švietimo padalinius savivaldybėse, bendradarbiaujant su merais ir savivaldybėmis, tikrai galima pasiekti didelį vaikų skaičių, tai yra seniorų skaičių. Kalbant kitą labai plati dirva, tai yra 3 amžiaus universitetai. Lietuvoje yra 55 trečiam amžiaus universitetų dalyviai, tai yra 55 savivaldybės, kurios turi savo šitos, tai irgi labai galima per šitą pasiekti. Tai labai svarbu. O mes vaikams tai tikrai pasiūlysim, tikrai savivaldybės dažnai ieško, sako, kur tas socialinės pilietinės valandas geriau atlikti. Iki šiol, kiek dabar pasidomėjau, pas mus nelabai per švietimo ministeriją buvo ta linkme komunikuojama ir mūsų specialistai apie tai nežinojo. Nacionalinė švietimo agentūra, kuri bendrauja su savivaldybių švietimo padaliniais ir mokyklų vadovais, paskatinti. Dabar atėjo tik tais licėjaus viena direktorius, nežinau, kiek mokyklų yra įsijungę tas veiklas, bet mes tikrai turime kanalą švietimo ministerijoje per nacionalinę švietimo agentūrą ir patys, kad pasiekti savivaldybės, o jos paragintų per mokyklas ir senjoras ir mokinius pasavanoriauti. Aš dar jūsų noriu paklausti, kaip Švietimo mokslo ir sporto ministerija vertina moksleivių savanorystės skatinimo platformos kūrimą, kas yra žinoma apie tai, kaip ministerija prisideda prie šios platformos? Mes vertinam, kad savanorystės skatinimas yra labai svarbus ugdymo dalis, ir mes skatiname. Dabar kažkokių programų prisidėjimo prie to neradome, bet jau iš anksto, dar neklausęs, koksai bus įsipareigojimai, tai būtent prisidėti prie tos platformos platinimo ir kūrimo, iš karto pasakau. Ričardai, grįžtu prie jūsų, dabar jeigu kalbam apie valstybiškumą, patriotiškumą, valstybės stiprumą, kaip jūs galvotumėte, išugdžius empatišką žmogų, kuris žino, kas yra savanorystė, kuo tai yra naudinga valstybė, kuo valstybė tvirtėja, sakykime, kad ir per vieną žmogų? Tuom, kad jisai pasirūpins šalia esančio. Nes jeigu jisai turi žinias, jisai turi galimybę, jisai suteiks pagalbą. Tas, kas yra reikalinga šiai dienai, kaip ir Tamsta sakė, kad nėra ryšio.
neveikia, ką tada mes darome, mes tada turime veikti, kada nėra ryšio. Ir tada mes žinome, kaip suteikti pirmą pagalbą, mes žinome, kaip reikia sutvarkyti gal net ir tą neveikiantį kažkokią tai technikos aparatą, kuris gali padėti išspręsti problemą. Tai, kaip ir sakė, nėra ryšio, nėra energijos, bet yra žmogus, yra santykis ir gebėjimas veikti ekstremaliom sąlygom. O ką pastebėjote iš po savanorystės grįžtančių kadetų? Ką jie jums sako, kuo dalinasi, kuo galbūt patys būna praturtėję? Kitas sako, kada mes kitą kartą važiuojam. Taip, tai sako, kada kitą kartą važiuojame ir galbūt mes galime dar kažką ir Kaune padaryti. Tai vat būna tokie, sako, mes galim nueiti tenai, mes galim padaryti tą. Ir tada jo patys pradeda, jie įsijungia tą savo gebėjimą spręsti problemą. Mes sakom, žiūrėkite, dar yra ir tų vaikų, kurie pas mumis mokosi iš kitų miestų atvažiavę, turime apie 30%, jau jie iš karto planuoja, o jeigu mes, sako, grįšim atgal pas savį į miestą, pas savį į kaimelį, sako, gal mes galim kažką tai padaryti plačiai. Sako, tai aišku, kad galite, nes kas geriau už jumis žino, kaip reikia televizoriaus pultelį. Tik tai vaikai. Tai kas yra geriausi mokytojai, yra vaikai. Tik tai mes jiems turime, kaip ir Tamstas sako, suteikti galimybės tapti tais ambasadoriais ir jie padarys tokį rezultatą, jie pasijus svarbus ir dar bus viena tema, kur šeima galės apjungti. Šeima galės apjungti gebėjimas dalintis informaciją. Simai, ką jūs girdite iš savo bendramžių arba jūsų paties kokios patirtis, galbūt tikrai bendramžiai be savanoriaudami išmoksta kažko ir iš, pavyzdžiui, vyresnių žmonių arba, nežinau, tapę kokie nors IT specialistais, adaptuoja kokias nors programas, kad būtų prieinamesnės seniorams, pavyzdžiui. Taip, tai aš irgi džiaugiuosi, kad esu save apsupęs iš draugų tos pusės, kad tikrai kiekvienas, jeigu nesavanoriauja nuolatos, tai bent jau yra savanoriavę ir tikrai nuo mokyklos tų ankstesnių, jaunesnių klasių. Ir yra labai smagu matyti irgi draugus, kurie atranda save savanorystėje, kai kurie, kaip ir minėjom, apie tas sritis, bet tai žmonės irgi veža nuolatos, galbūt jie pasibandavo, kaip sako, irgi grįžta ir važiuojam dar kartą, ir nori sudaryti tos didesnius projektus, nes tu galbūt ypatingai iš socialinės savanorystės tu pamatai, kad yra žmonės be tam tikrų galimybių arba be tam tikrų žinių ir kai tu gali padėti, tai tikrai moksleivius irgi skatina ir organizuotis galbūt ir savo viduje mokyklos irgi vieni kitus supažindinti, suteikti tam tikrų žinių. Ir tikrai labai smagu matyti. Ir irgi buvo paminėta pedagogika, irgi kaip ir sritis, ir man atrodo, kartais savanorystė, ypatingai dirbant su kitais žmonėmis, tuo lengvu apmokymu kokį nors, irgi tikrai paskatina kartais pasukti į tą pedagogikos kryptį, kuri dabar yra tikrai svarbi ir reikalinga. Simai, koks jūsų palinkėjimas tiems moksleiviams, kurie galvoja, kaip čia reikia greičiau gauti tas socialinės valandas, realiai nesavanoriavus? Koks būtų visgi palinkėjimas? Aš norėčiau palinkėti galbūt nežiūrėti į valandų skaičių, ateiti į projektą, čia taip girdžiu iš salės, nes tikrai tokie projektai irgi įkvepia, bet žiūrėti ne valandų skaičiaus, o pagalvoti, kiek tai gali suteikti tau pačiam. Nes kartais irgi šitas projektas, atrodo, kad tu turi padėti kažkam, tu turi suteikti tam kitam žmogui žinių, bet iš tikrųjų, ypatingai nuėjus tuos projektus, tu supranti, kad net ir tas suteikimas kitam, papasakojimas kažko, ko kitas nežino, suteikia tiek pat laimės ir džiaugsmo tau, nes tu gali tuo dalintis. Ir šio dalyko atradimas, man atrodo, tik tai toliau padeda tam moksleiviui ir tiek pat ir suteikia laimės, bet kitas svarbus aspektas yra suteikia kompetencijų tam tikrų, kur tu nebūtum atradęs jų mokyklos suolę, ko tavęs neišmokys galbūt matematikoje ir lietuvių kalboje, ką tu tik tai suteiksi atėjęs ir išbandęs tai praktiškai per savanorystę. Tai šitas aspektas, man atrodo, yra tas, kuris turėtų motyvuoti daugumą. Jonai, ačiū. Jonai, atsisveikinimui palinkėjimas moksleiviams, kurie galbūt pritingi savanoriauti. Palinkėjimas būtų, kad žiūrėkite, savanorystė yra labai svarbus mūsų gyvenimo dalykas. Ten išmokstame ne tik tais komunikuoti su skirtingais žmonėmis,
ne tik tais išmokstame socialinių įgūdžių, empatijos šalia esančiam, kada nors į tai yra tikrai pravers. Mes galime būti pedagogais, bet mes augame kaip šalies piliečiai. Ir jeigu mes padedam savo artimam, tikrai ir mes padėsim savo artimam visada. Ar reikės tėvynę ginti, ar reikės paprasčiausiai senelę per gatvę pervesti. Tada pagalbą kitiems ugdome. Ir kaip Kadetai sako, tėvynės labui. Taip. Ačiū Jums, gerbėmiai diskusijos dalyviai, dėkui.